Rytas tyloje ar su muzika? What the hell? Ačiū tau už tavo meilę. Ačiū tau. Tai aišku, kad reikia chaoso šiek tiek, nes jeigu harmonija ir būsim tokie kaip robot, o jie susil žiūri kam. Žodžiu, aš pasimelęs toks biškai šiandien. Nes tai yra tradicija. Taigi sveiki atvykę į Ritmo podcast'o 11 seriją. Jo, paplojam. Nežinau, kodėl, bet čia jau tradicija. Ne, gal ne, turbūt tikriausiai ačiū. Tai va, pradedam mūsų seriją 11 su 2 naujais svečiais ne iš meno mokyklos, nesimušam prašyčiau. Nu jo, gerai, sesės esat. Taip, pradedam visą laiką nuo prisistatymo, tai aš esu Deividas Gelbuda. Aš esu Gusė Raškevičiūtė, man patinka sušiai/eu. Aš esu Ugnė Matusevičiūtė. Aš esu Martina Levinskaitė. Aš esu Emilija Levinskaitė. Ir mes pradedam mūsų podcast'o seriją 11. Pirma dalis. Kas yra? Aš negaliu nes pradėti šnekėti. Kur? Tau puslės? Gerai. Pirmas klausimas. Muzika garsiai ar per ausinės? Garsiai tai reiškia, kad ne per ausinės, o per kolonėlę ar ką? Man kaip nuotaika būna, bet dažniausiai klausau be ausinių. Aš per ausinės, nes tingiu ten jungtis per tą kolonėlę. What the hell? Kai pavyzdžiui namie būnu, tai per teleką jungiuos, bet tai kai važiuoju, tai per ausinės. Tas pats ir man. Man čia visą laiką per ausinės, nes aš gal nenoriu, kad Martina girdėtų, ką aš dabar klausau. Leistų man gyvent. Gerai. Daina, kuri dabar sukasi galvoje. Arba šiaip nežinau. Rest in peace my granny, she got hit by a bazooka. Nežinau. Please do it. O lele, pupytė šešis, pripilyti. Ačiū tau už tavo meilę. Ačiū tau. Rytas tyloje ar su muzika? What the hell? Kas čia per klausimas? What the hell? Rytas man būna pragaro skylė, tai yra tyloje, nes aš niekada nespėju. O su muzika dar labiau nespėčiau. Tyloj, tada galėčiau savo ramiai išgerti savo juodą arbatą arba ką ten geriu. Taip. O. Dieve. Toliau. Nežinau. Tyloj. Žodžiu, man priklauso nuo situacijos, žiūrim kokią nuotaiką. Jeigu man yra pasikūrimas, tada su muzika, bet jeigu man yra tokia bloga nuotaika, tai tada man yra depresuota ir tada būna tyla. Nu, ar tau gaila? Ar diena gali būti gera ir be muzikos? Kas tau su ta muzika? Tipo, what the hell, no. Tipo, tik tokia yra jau muzika, tai. Spotify, I love Spotify. She no love Spotify. Gerai viskas. Aš galiu pasakyti, kad nežinau. Tai aišku gali. What the hell? Čia mano nuomonė, ne tavo, gerai? Aš biškai ne ten žiūriu, aš žiūriu tenai, sakau, kad ten. Gali, nes retai klausau muzikos. Gali. Mane labai, nes aš bent iš pradžio ryto jau klausau muzikos su Martino. Mes per ausinės klausom, nes aš duodu jai vieną ausinę ir mums būna pasikūrimas, pavyzdžiui, kaip šiandien ryte buvo. Atpustybinę! Taip, Martina? Ne. Tu heiterė, mano. Aš labai atsiprašau, jeigu jūs mane visą video matysit žiūrint ne į kamerą, o ten kažkur susikaupę į veidrodį. Čia pristatome mūsų naują vietą filmavimuose. Nauja studija, jeigu filmuojamės su ne iš meno mokyklos. Jeigu ne iš meno mokyklos žmonės, čia filmuosimės. Bandysim. Tenksimės. Kitas klausimas, ar gyvenime svarbiau ritmas ar kryptis? What the hell is this shit, mate? What the hell? Aš atsiprašau, nesupratau klausimą. Aš kažką nejau sakyti.
Tai va. Toliau kitas. Nesuprantu klausimo. Ką reiškia čia? Kas yra kryptis ir kas yra... O, kas yra kryptis ir kas yra ritmas? Kamera, prašau. Aš visą laiką žiūriu į tave, bet ten... O ką reiškia kryptis? Aš manau, kad ritmas. Ar muzika labiau atspindi jūsų nuotaiką, ar ją pakeičia? Atspindi mano nuotaiką. Dažniausiai, žodžiu, atspindi mano nuotaiką. Jau labiau nuotaiką, nes jo. Koks klausimas? Aš nesuprantu. Duok gustai. Aš ne mikrofono čia apsaugą. Pakeičia. Atspindi. Atspindi. Gerai, ar turite dainą, kuri primena konkretų gyvenimo etapą? I am not the only champ. Arba I'm just like Stephanie. Va šitos man dainos. Mano buvo depression moment. Tau čia ne 2016, kad čia tai būtų populiaru. Nežinau, neturiu dabar. Neturiu. Aišku, klausimų negirdėjau. Negirdėjau klausimų. 6-7 daina. 6-7. Mano yra, kai buvo mano labai geras gyvenimo momentas, buvo Češikai. Patricija, čia dėl tavęs mažbūčia. Jo. O jeigu buvo tas labai blogas gyvenimo momentas, tai turbūt, nežinau, man nelabai yra depresija. Man nelabai yra depresija, aš tipo visą laiką pasikūręs žmogus. Nu, gerai, buvo viena podcast'o serija, kur biškai buvau depresuota, bet ten galėjau gerą priežastį dėl ko. Eik tu peklom, dabar neatsakysi. Ar gyvenime svarbiau harmonija, ar šiek tiek chaoso? Chaoso. Tai man tai nežiūrėk į mane. Aš negirdėjau žodžių. Tai aišku, kad reikia chaoso šiek tiek, nes jeigu harmonija ir būsim tokie kaip robot, o jie susijęs žiūriu kam. Žodžiu, aš pasimelęs toks biškai šiandien. Tai yra šiek tiek chaoso, nes harmonija, tai jeigu būsim harmonija, mes visi būsim robotais ir panašiai, nenoriu aš tai būt. Arba kaip... Tai aišku, kad šiek tiek chaoso nenoriu būti robotais kaip pas vadovė. Chaosas, irgi svarbu. Chaosas. Labai pritariu Deimantui, nes jeigu, ta prasme, visą laiką reikia biškį bent truputį chaoso, nes jeigu bus ta harmonija, tai, neįdomus tiesiog gyvenimas be to chaoso. Jei tavo gyvenimas būtų grojaraštis, koks jo žanras būtų? Koks muzikinis žanras šiuo metu jums artimiausias ir patikimiausias ir patinka? Kas tas muzikinis žanras? Sorry, tai man įlyka. Nu, aš tikrai ją rokinsiu. Gerai, ate. Būtų dance popo labai daug, labai upbeato visko. Nu, žinot, kad nebūtų linksma. O tai, kad būtų linksma. Nežinau. Aš irgi nežinau. Ne, čia lūknėmo tokia, va. Biški. Tai va, žodžiu. O čia apie tiesiog muzikos stilių klausimas. Pas mane būtų labai rusiškų, daug labai rusiškų dainų. Jūs žinot apie ką šitą dainą? Da būtų džiazo. Būtų labai daug klasikinės muzikos. Nes aš labai, ja. Ir būtų pasikūrimo tiesiog dainų. Ne, mums labai patinka, kurias mes dainas kūrėm su Lukniu. Mes jau sukūrė, žinokit. Jo, labai daug sukūrė. Toliau. Ar tyla kartais pasako daugiau nei garsas? Ar tyla kartais pasako daugiau nei garsas? Tikrai, kad taip. Tikrai, kad taip. Man sakė žiūrėti kamerą, tai žiūri į kamerą. Tai aišku, kad taip. Nesupratau klausimą, atsiprašau. Pasako daugiau nei garsas. Taip.
Nežinau, koks čia turi būti atsakymas. Nekiški burną mikrofoną. Alio, ne. Aš tokia pasidavus, mūsų daugiau čia nebepriimsiu. Mūsų. Dėl jūsų. Žodžiu. Palaukit, reikia prisimint klausimą. Taip. Žodžiu, buvo į grupę parašyta. Nu, žodžiu, ten susirinkta tada Deimantas parašė, o tai ne 14:30? Parašė ne. Nes vakar elektra dingo pas mane ir signalas, kas tenai. Palaukit. Ir signalas dingo. Čia tipo, I did not understand. Pas mus buvo, mes grįžom iš mokyklos autobusu, man atrodo, ar ne? Jo. Su sesė grįžom namo. Ir nebuvo elektros. Ir tada skambinu mamai, tai nėra interneto. Ir pas mane prieš mus gyvena toks... Jo, ir pas mus prieš mūsų gyvena labai... Nu... Aš matau, ką tu darai. Bet žodžiu, mes grįžom namo, nebuvo elektros. Ir tada aš paskambinau mamai. Ir tada mama pasakė, kaip elektrą jungti. Ir tada ta elektra dingo gal 6-7 kartus. Ir žodžiu, ir aš išmokau jungti elektrą. Ar jūs galit baigti? Pasirink ir paaiškink. Scena ar užkulisiai? PVZ kodėl? Tipo, ar geriau scenui būt, tipo, daryti viską, ar geriau už... Gerai, I'm sorry. Man geriau scenoje, nes užkuliuose būna ta visa baimė ir panašiai, o scenoj taip įsijauti ir viskas būna. Okay. Huja! Gerai, aš gal pasirinkčiau sceną, ne. Galima ateit. Nu jo, jeigu rasi. Jeigu spėsi. Man galima. Mano tėtis tavęs nekenčia. Ta jau kur tu? Ta jau mes labai atsiprašom. Nors ne mes sakėme, mes tikrai labai atsiprašom. Martyna turėjusi problemų su... Gerai, toliau. Scena, nes... Išmokė sesį. Taip, scena, nes... Šiaip scena. Nes man patinka, aš nebijau prie žmonių šnekėti. Nežinau, aš beveik nebūsiu tose scenose. Užkulisiai, nes gaunu daug motyvacijos. O scenoje labai baisu. Tai ten visi treneriai kokius 17-30 žiūri tave tiesiog. Kreivom šypsenom. Pati tu kreiva. Žodžiu, Martė, mačiau kaip saidai. Žodžiu, man yra scena, nes aš asmeniškai esu užaugus scenoj. Ir aš jau nejaučiu tos baimės kaip užkulisiuose. Ir aš ant scenos įsijaučiu, tarkim, grodama ar kažkas. Man geriau yra grot negu dainuoti. Man yra geriau grot, nes aš tada įsijaučiu ir man nėra baisu. Nes kai aš dainuoju, man žiauri baisu dėl visų. Tai buvo, kad kažkas nepataikys ar panašiai dėl oro, tai man nebaisu, bet, pavyzdžiui, kai mes būdom... Jo, bet kai mes būdom su ramoniukais, tai varsime pusė žmonių nedainuodavo ir tu esi atsakinga vos ne už pusę, nes pusė arba žiapčia, arba nepadainuoja. O kai tu groju... Sakyk labas tu podcast'e. Garsiakalbį jums reikia, palauk. Jo, labas sakyk. Labas, kiek jūs laiko dar užtruksit? Ką? Ir žodžiu, grįžtame prie mano minties. Ir kai tu groji, tai už tave atsakinga. Nu, tipo, do you see the vision? Stabilumas ar rizika? Kitaip pasakysiu, finansiškas nestabilumas ar finansiška rizika? Bet tik išrinkit finansiškumo žodį. Matai, aš labai atsiprašau. Bet aš nesupratau klausimą. Aš labai atsiprašau, bet aš čia vapšiai nieko. Grinai, to prasme, čia 12 lygio klausimai. Nu. Šūda PPP. Emilija, gaudyk! Taigi, nestabilumas, o, ta prasme, aš geriau rinkčiausi finansinį stabilumą. Vėl nesupratau klausimų. Kokie pasirinkimai? Rizika. Solo ar duetas? Ir kodėl? Su Emilija, Igle ir visom tom duetas, nes aš dainuoju dažniausiai antrą balsą. Geriau duetas, bet šiaip man patinka ir solo dainuoti, yra duetas geriau, todėl nes yra du balsai, geriau dera, gražiau skamba, ypač kai būna ten tos visokios dainos ten, kur tautiškos ar kokios jos sėtum. Tautinės, nu žodžiu, tai žiauriai gerai dera, dažniausiai aš laikau antrą balsą, todėl, nes aš geriausiai jį padainuoju pagal kai kurias mokytas
Tipo, kai aš dažniausiai tai duetų dainuoju su Emilija. Jo. Bet aišku, aš galiu ir pirmą balsą padainuoti, nes aš tas žmogus, kuris moka ir antrą, ir pirmą. Duetas, bet nesu dainavęs niekada. Man gal trioletas, kaip sakant. Duetas, nes baisu vienai dainuoti, jeigu nusidainuoti, pavyzdžiui, draugį gali padainuoti biškį. Duetas geriau, aišku. Dueto nėra gimnastikų. Yra tik trio. Nu, berniukas ir mergaitė. Ar esi kada nors melavo žmogui, su kuriuo tu esi buvus, kad tu jį myli, nors iš tikrųjų tu jau planavai palikti? Taip, aš net neturiu nie kartą. Pavazu. Tai man vardam kurio? Ne, nevardinti. Kakau. Aš neturiu jis dar, tai nieko nežinau, atsiprašau. Šaunuoliai. Tavo gėdingiausias momentas. Gėdingiausias? Kaip apsivyžai prieš žodį? Ne. Šitą užkryp. O tu kaip į lovą prisivyžai? Kada? Ignalimo. Tu lazdijose nejausdama privėmiai. Ir aš vėl tam mėgot. Aš mėgau tiesiog tokį au. Fizinį rengiausi švartus, nusimoviau ir trauzus. Ar esi kada nors pavydėjęs draugo ir šeimos narį pulvuzu? Esu. Taip. Kam? Lukniai. Martydai. Dėl ko? Kam? Maždaug ką pavydėjai? Dėl to, nes kad labai gražus plaukus turi. Ir labai gražus namus turi. Tai tu irgi gražus plaukus turi seniai. Ir gražius namus turi. Au. Ką blogiausia esi pasakęs apie žmogų jam už nugaros? Negaliu aš tam tokia. Ar esi kada nors juokęsis iš žmogaus, nors jam buvo labai skaudi ta tema, tipo? Taip. Taip, Martina, iš manęs. Taip. Tu iš Rusvės. Atsisveikinu. O tai šviesos tavo, pavyzdžiui? Ne. Atsisveikinam su jumis iš 11 serijos, iš Grimerinės kūno kultūros centre Merkuotinėje. Žodžiu. Tai va, linkime jums visko, ko blogiausio, ko geriausio, ko blogiausio, kaip visą laiką. Linkime pasveikti, kurie save. Taip. Ir šiaip būkite finansiškai stabili. Patylėk. Taip. Nu, tai Dabar bus baisys. gerai, viskas viso. Viso gero.